Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Labą dieną. Praėjusią savaitę negalėjote pasidžiaugti žiniomis, bet užtat galėjote pasidžiaugti karantinu. Už tai reportažas apie mokinių nuotaikas paskelbus karantiną. Mindaugai, kaip jautiesi dėl paskelbto karantino? Žiauriai fainai, žiauriai džiaugiuosi, visi džiaugiamės, savaitę neisim į mokyklą, žiauriai fainai. Labai jau mes čia dėl karantinų, taip mes labai visi džiaugiamės. Jėga! Žiauriai gerai, kad neisim į mokyklą. Kad karantiną paskelbė, tai labai gerai, nereikės eiti į mokyklą, bus daug laisvo laiko, galėsim pasidžiaugti žiemą, viskas labai gerai tiesiog. Puiku! Šiandien susitikome žiniuose kaip ir kiekvieną trečiadienį, penktadienį atsiprašau. Taigi, šiandien paskelbė karantiną. Sabansai, kokie tavo įspūdžiai? Papasakok. Nerealūs įspūdžiai, karantinas ir mes švenčiam. Gerai, dabar paimtų, prašom, kamerą, noriu operatorius papasakoti apie karantiną. Taigi, Lukai, šį kartą aš tavęs paklausiu. Kokie tavo įspūdžiai, kai sužinojai, kad karantinas nuo kitos pamokos? Tiesiog nudžiugau, bet kartu ir šiek tiek liūdau, kadangi man dar reikės atsiskaityti anglų kalbos tokį darbelį, tai biškelį, kaip sakant, liūdau, bet kartu ir nudžiugau, kadangi bus labai daug laisvo laiko tiesiog išnaudoti šitą laiką kitiem tikslingesniem dalykam, kuriem tiesiog būčiau neturėjęs laiko, jeigu būčiau ėjęs į mokyklą. Karantinas yra labai geras dalykas. Atostogausim, varysim ant kalnų, nes pamokų nereiks ruošti. Ir dabar varom žaisti varžybas už Prienų Žiburio gimnaziją, atstovausime mūsų mokyklą ir žinome, kad laimėsime prieš Kauno jėzuitų gimnaziją, nes jie visi myli Jėzų. Ar internatą, nežinau, bet esmė ta pati, kad mes nugalėsim. Mes labai džiaugiamės, nes mums reikia papildomų atostogų 12 klasėje, jau pavargę visi. Aš manau, kad karantinas mums labai pakenks, kadangi nesimokysim, ypač 12-okams, neišlaikysime egzaminų, mūsų gyvenimas bus sujauktas, emociškai sutrikdytas. O dabar matysite reportažą iš meninio skaitymo konkursų. Ir visas aš raudojimu virtau, ir meilės žodžiai daužėsi krūtinėje. Šiol dėja nepasakyti tau, dabar jie buvo žodžiai pasakyti. Ir visas aš raudojimu virtau, ir meilės žodžiai daužėsi krūtinėje. Ir šiol dėja nepasakyti tau, Taigi šiandieną mes susirinkome, kaip ir kasmet, į tradicinį, kasmetinį meninio skaitymo konkursą. Giedokit žmonės himną, vergystei, savo tamsai ir aklumui. Giedokit žmonės, nesuprasdami, kad patys giedat himną savo gėdai. O kaip lengvai parduoda jūsų kūnas ir dvasią, ir svajonę, ir idėją, galvijai, žemė, rūbai. Nieko nauja. Juk išdavystė visados gausiau suprantama nei ištikimybė. Tu sapnuosi mane, o aš nieko nejausiu. Nei spalvoto rudens, nei vienspalvio šlavėjo. Čia kartoninių sienų namai ir auksinės kaliausės. Ir į bunkerius miestas šaltai su temom panašėja. Ir į angelus drįsta kažkas pakylėti vienuolį ar vienuolę, ar paprastą varno tipažą. Čia aukštuomenė rengia puotas ir kartoja save ir kitus, lyg dar būtų per maža. Ir lyg būtų per daug, nusidangstom ir lyjam. O dabar mūsų eksperto Luko pokalbis su kitu ekspertu Luku.
Sveiki, su jumis rimti pokalbiai su rimtais žmonėmis. Šį kartą kalbinu bene ryškiausią praėjusių metų žinių ikoną Luką Marčiulionį. Taigi, Lukai, ar tu vartoji kokius nors specialius baltymus, ar šiaip subalansuoji savo mitybą, kad tau veši tokia puikia barzda? Vartoju lašinius ir kai baigėsi lašiniai lieka tik, žinai, oda. Tai su oda įsitepu čia gerai, kad man viskas labai dygtų smagiai. Ir per kiek laiko užaugo tokia barzda? 3 savaitės kažkur, gal biškai daugiau. Ne, ir noriu pasakyti, kad tu visas 3 savaitės nieko su jie nedarai, tiesiog taip? Na, iš tikrųjų, tai beveik ne. Aha, ar reikia kažkokios specialios priežiūros šiam plaukam? Ne, aš sakiau, pirksiu mašinėlę ir paskui apsitvarkysiu kaip normalus žmogus, o dabar tai kaip jeigu žinai krepšininką Hardeną Jamesą, kur dabar Houstone lošia visų žvaigždžių dienoj bus, tai va, jis manau dabar ikonai yra pats. Aš dabar noriu kaip jis atrodyti. Ai, tai čia jis yra tavo kaip ir siekiamybė, taip? Nu, jis toks neblogas ir aš visai norėčiau būti toks neblogas. Supratau, toks vat kaip jisai. Jo, panašiai. O dabar gal priekime prie šiek tiek rimtesnių pokalbių, kalbėda tai yra FNS rimti pokalbiai. Pats sakai, kad žinai? Nu tai, turbūt. Taigi, ką tu manai apie šių metų būtent mūsų žinių komandą ir jos produktyvumą? Nu, aš turiu ir gražių žodžių pasakyti, ir nelabai, nes mes su Ginčium, Rugilė ir Paulė kartais pasišnekam, nu čia senoji žinių komanda. Biškai trūksta jums to stimulo tokio dirbti, kartais ir pavargstat gal matosi. Šiaip jums geresnis gal biškai sąlygos, bent jau mes taip galvojam. Nu, bet šiaip man patinka, kad iš jūs kažką darot. Man patinka, kad mane dabar kalbina. Nors aš nelabai turiu per daug ką pasakyti, bet žodžiu faina. Ir man svarbiausia, kad kažkas iš viso išliktų. Ir ta prasme, jeigu jūs šiais metais dar nesuper čia ką pridirbsi, tai nors gal kitais, dar kitais kažkas gautųsi tikrai fainu. Kažkas naujo dar, kad būtų žymiai geriau negu mūsų. Ir ką tu veiki šitam sklepukį pas Romą? Aš dainuoju, šiaip Romus pasilgęs buvau. Tai žodžiu, mes dainuojam. Dar šiaip pabendrauju su mokytojais, su auklėtoja bendravau labai fainai, pasišnekėjom, kaip su mama beveik. Tai va. Taigi nori išlaikyti tokius šiltus santykius, net ir baigęs mokyklą, taip? Jo, ir šiaip dabar 12-okai tai man sako, galiu pacituoti Martyną Buikų, sako, ko tu čia eini, sako, tu čiagi nesąmonį, neik tu čia. Tai aš sakau, kad ne, man čia labai įdomu. Ir paskui įsiterpė ponas tėvas, Edvinas Juodsnukis, ir sako, palaukis, dabar daug skolų turi, sako, kai neturės skolų, tai irgi norės čia grįžti. Aha, nas, pratau, ačiū tau šį pašnekesį ir sėkmės tau. Ačiū labai, kad pakvietėt. Tikriausiai ne visi žinojote, bet vakar buvo mūsų mokyklos direktorės gimtadienis. Taigi mūsų Žiburių žinių komanda norėtų ją skirti pasveikinimui. Su gimtadieniu, linkime tau, namų be dūmų. Šiandien tiek. Su jumis buvo Žiburių žinios. Viso gero.